Labas rytas, laba diena arba labas vakaras, nežinau kada įsijungėt šitą vidosą. Sveikinuosi su jumis iš Briuselio. Ir Briuselyje, čia yra tokios įspūdingos tikrai architektūros, bet yra, kas čia esate buvę, tikriausiai atpažinsite šitą vietą. Čia yra Auto World. Tai einam, parodysiu vieną įdomesnių turbūt vietų Beneliukso turbūt regione, kur galima paeksplorinti tikrai įdomių automobilių, pamatyti kažkokių tai išskirtinių itin brangių senienų ir aišku ir modernios technikos. Aš čia esu jau antrą kartą. Tai pirmą kartą, kai buvau, čia buvo ralio ekspozicija, visokie VRC ir B grupiniai automobiliai stovėjo. Dabar čia jie švenčia 120 metų Lancia istoriją. Tai einam pasižiūrėsim, pafilmuosiu ir parodysiu, ko galima pamatyti Briuselio Auto World muziejui. Taip pat Mustangas beje. Trupučiuką tepaliukas įsioja. Ai. Taip jau būna su tais senais automobiliais. O taip pat dar apie Auto Worldą įėjimas atrodo kainuoja apie 18 eurų. Bet man atrodo visai verta. Čia, nėra daug ką veikti, bet paskaityti, pasidomėti, pasižiūrėti, kokiegi čia automobiliai parodomi, tai tikrai galima. Einame vidų. Tai kaip ir sakiau, čia švenčia chebra mini tiksliau 120 metų Lancios istoriją. Tai visokiausių Lančių yra. Akylesni žiūrovai turbūt iškart pastebės viršuje kažkokį įspūdingą automobilį ir būtinai paskui aš iki jo nueisiu. Va būtent šitą. Aha, Evolutionas. 190 Evolution 2, man atrodo. Nemažai čia tos erdvės. Daug yra tų tokių karietų. Aš tai nesu tų karietų mėgėjas, man net, žinokit, tiesą pasakius, nors ir esu automobilistas, bet man jos nelabai įdomios. Ir iš esmės nemažai kas, bent jau toje motorsportinėje istorijoje, prasideda būtent nuo šito Formulės 1 bolido. 5-3 metai Lancia patys kartu su, žinoma, kažkokia inžinierių priežiūra iš Alfa Romeo sudevelopino štai šitą bolidą. Aišku, atkreipkite dėmesį į jo degalų bakus ir pagalvokite apie saugumą tais laikais. Žodžiu, jie sukūrė 5-3 metais šitą bolidą, kuris, iš esmės dominavo. Tačiau dėl finansinių sunkumų paskiau nuo 5 metų perleido savo šitą misiją būtent Ferrariui. Aišku, kaipgi be temos 8.32. Tai šitas automobilis yra žinomas gerai dėl to, kad yra priekiu varomas, bet po kapotu turi skersai pastatytą Ferrari V8 motorą. Labai keistas pasirinkimas. 215 arklių, tai atrodo, tikėtumėtės, kad truputėlį daugiau galėtų turėti Ferrari širdis, bet yra taip, kaip yra. Mane visą laiką žavė tie, atrodo, itin minkšti foteliai. Norėtųsi net atsisėsti ir pasėdėti. Man asmeniškai patys, aišku, įspūdingiausiai yra tie automobiliai, kurie kažkiek susiję su automobilių sportu, su motorsporto istorija. Tai čionais turime Lancia Stratos 037 ir Lancia Delta Integrale. Tai mano subjektyvia nuomonė, čia turbūt yra vienas gražiausių visų laikų ralio automobilių. Tie, kas nežino, tai Stratosas buvo varomas galu, žinoma, variklis per vidurį, Ferrari V6. Ir atrodo, patys vėliausi modeliai gavo netgi 24 vožtuvų motorus. Ir jeigu kas nors YouTube'ai paieškosit, kaip jie skamba su 6.1, iš 6 reiškiasi 1 sueinančių išmetimu, tai žinokit, rimtas reikalas. Būtina pasidomėti. Dar vienas įdomus dalykas apie Stratos, tai yra jos stiklas. Tai iš esmės visa stiklo dalis, nuo šono iki priekio ir ten taip toliau, viskas buvo kurta pagal šalmą. Referencas buvo šalmas, kad tai primintų šalmo stikliuką. Žiauriai įspūdingai atrodo, labai smailas tas priekinis stiklas, toks kaip vos ne naikintuvo. Ir žinoma, Martinio liveris, čia irgi tokia kaip ir klasika, labai mečina Lancia 037 ir Lancia Delta Integrale. Man atrodo, kad šitoje trijulėje labai dar trūksta Lancia Delta Integrale S4. Tai tos B grupinės su varikliu per vidurį, kurie turėjo ir turbiną, ir mechaninį kompresorių. Čia jos nėra, bet čia yra kitų automobilių. Tai tikrai galima
pasimėgauti tų laikų gražiausiais dizainais, kurie, dar ir šiandien, nėra niekaip mečinti. Čia, kaip sakant, kas buvo gražiausia jau istorijai sukurta, tai ir yra, būtent visi šitie automobiliai. Tiesiog fantastika. Aišku, nardžiai. Nors ir man, pavyzdžiui, šitas jau asmeniškai per senas atrodo, bet vis tiek jisai gražus. Pažiūrėkite tuos kosmo diskus. Kokie kalpokai išsikišę. Wow. Ir dar truputį sugrįžtų prie Deltos integralės. Tai kas man čia labai užkliuvo, tai aišku yra sėdynės. Pažiūrėkit, kaip tas kevlaras ekspausintas. Gražus automobilis, negali pykti. Tai jeigu ir buvote šitame muziejuje, šita dalis keičiasi ir verta aplankyti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Taip, čia yra toks Ferrari kamputis. Ir 430 Scuderia ir 599 GTO, beje, galvojau, kad bus mechaninis, bet nėra. Tenais toliau raudonas yra F50 ir kartu ir Enzo. Aišku, yra ir tokių intruderių, pavyzdžiui, Ducati motociklas tenais matosi. Čia beje labai fainas Honda S600 atrodo. Ar S800? S800 parašyta, šiam 8 metų. Čia dar yra 250 Testarossa, o čia, mielieji, yra Bizarinė. Tai italai turėjo labai daug visokiausių skirtingų coach builderių, kurie gamino pačius neįtikėčiausius automobilius ir visur matosi tas toks itališkas dizaino DNR. Žiauriai gražios linijos. Ir aišku, tai yra ne tik dizainas, bet tai yra ir performances, nes per štai šitą gated 5 pakopų transmisiją buvo siunčiama į galinius ratus V8 variklio gale. Tai šitas automobilis, aš tuoj patikslinsiu, bet man atrodo, čia yra 6,2 litro, generavo nemažai powerio ir jo top speedas, jeigu gerai prisimenu, yra gerokai virš 300 km/h. Taip. Nuo 500 šiam arklių, 600 newtonų iki 103,1 sekundės, svoris 900 pm, top speedas 320. Ir mes kalbame, chebryte, apie 71 metus. Va taip va. Mano turbūt vienas iš favoritų šitą muziejų yra FPM. Tai FPM yra pakankamai retas paukštis, V12 žiauriai rimtas garsas, gyvai atrodo absoliučiai įspūdingai. Tikrai neįtikėtinas automobilis, tie ratai tokie įdomus. Žiauriai geras. Taip, čia yra ir antras aukštas. Pirmam aukšte visi tie automobiliai yra daug tokie labai išskirtiniai, labai istoriniai, daug istorinės vertės turintis. Antrame aukšte čia yra tokios daugiau truputį jaunesnės technikos, prototipų visokiausių. Einam ir čia pasižiūrėti. Ir einam greičiau prie to Mercedes-Benz 192 516 Evolution. Antrame aukšte, aišku, mus pasitinka pirmos kartos Audi R8. Tai mano nuomonė, vienas turbūt gražiausių ir geriausių Audi automobilių ever. Čia toks peak Audi. Sutinkate? Yra ir nemažai tokių visokių kažkokių tai super mažų, kompaktiškų, nežinau, nesupykite, aš juos pavadinsiu eksperimentų, nes netikiu, kad buvo kokia nors viena rinka, kur visos šitos nesąmonės prigijo. Pavyzdžiui, kas čia dabar? Kas čia per vairas? Kas čia per sėdėsena? Tiesiog, bet kažkoks. Va ir jis. Va ir Mercedes-Benz 192 516 Evolution. Kokio gražumo automobilis. Net mano kolegos, kurie atvyko čia kartu su manim, jie sako, matai, sako, kodėl nebegamina Chebra tokių gražių mašinų? Bet iš tikrųjų, tikra tiesa, nes jis atrodo neįtikėtinai iš bet kurio kampo, iš kur pažiūrėtumėt. Tos plačios arkos, tas atsikišęs priekis, spliteris kažkoks, wow. Absoliučiai įspūdingas automobilis, vertas, aš manau, kiekvieno euro iš tos jo pakankamai apvalios kainos. Kiek jie dabar kainuoja? Jeigu gerai prisimenu, tai kažkas apie kelius šimtus tūkstančių eurų. Kokius 200, 250 turbūt už gerus egzempliorius.
Aišku, kaip aš sakau, gatvėj turbūt tokį automobilį pamatyti būtų visai kitas vaizdas, visai kita emocija. Nes visi jie tokie stacionarūs čia yra ir, nu, tu pamatai, tu gali pasidžiaugti, įvertinti tą techniką ir visą kitą, bet jinai yra tiesiog stacionari, jinai neveikia, negirdi garso ir tos emocijos realiai nesimato taip gerai. Beje, čia šitame muziejuje yra pilna tokių visokiausių sienų su įspūdinga modeliukų kolekcija. Tai čia, pavyzdžiui, yra surinktos, jeigu teisingai suprantu, BMW Art Carų kolekcija surinkta. Visi va šitie va. Ai ne, čia jau prašau. O. Prašau. Baisiai gražu, baisiai. Čia atrodo viską norėtųsi susitempti ir pasidaryti kažkokį man cave'ą, kur galėtum tiesiog ant sofos atsisėsti, gerti savo espresiuką ir appreciatinti visą šitą gėrį. Tikrai įspūdinga. Taip pat su kolegomis negalėjom atsigrožėti štai šituo nuostabiu pagoda egzempliorium. Ir aišku, šalia jos stovinčių Montrealių. Nu, bet ir duetas. Žinokit, jeigu dabar taip vat iškrenta klaustukas ir sako, dabar vat turi 5 sekundės apsispręsti, ar šitą, būtų baisiai sunku. Beje, tokia labai įdomi detalė. Po visais tais automobiliais yra pastatyti tokie štai padėkliukai ir ten visi skysčiai varva. Tai jeigu kada nors rasite kažkokiam aukcione, pavyzdžiui, pagodą, neturėkite tokios iliuzijos, kad tas automobilis bus ledovas, tvarkingas ir niekas nevarvės. Nes, nu, jie seni visi taip. Su visais yra tas pats. Štai, pasižiūrėkit, kitas egzempliorius. Čikšt. Porsche 911. Varva. Visi varva. Visi absoliučiai. Visi. Man taip pat labai patinka ir autosporto šita va sekcija. Baisiai gražus tie 996 Cup karai. Neįtikėtinai gražus. Su BBS-ais, Proper LM-ai turbūt kažkokie ar kažkas panašaus. Porsche 5PM Spider, neįtikėtino grožio kompaktiškumo automobilis, toks primityvus, toks paprastas, bet tuo pačiu metu toks gražus. Net ir replikos jų gražos būna. Taip pat ir D-Type'as, tai aš nežinau kiek šitie džekai dabar kainuoja, bet spėju ten apie 10 kokių lemų, 5 ar 10 kažkas panašaus turbūt. Štai šitas Capri yra turbūt mano vienas iš šito muziejaus favoritų. Žiauriai graži mašina. Ir čia yra 3 litrų V6, man atrodo, Cosworth, atsuktas iki 300 km arklių. Čia yra tas, kur aš sėsčiau turbūt ir būčiau vienas laimingesnių žmonių planetoj. Pažiūrėkite tuos kapoto užraktus. Ir pratęsiant antrą aukštą, čia taip pat yra visokiausių truputį naujesnio laikmečio automobilių. Tai aišku, pirmos kartos NSX-as. Labai gražus ir turbūt vienas iš galbūt didžiausia įtaka japoniškų automobilių sportiškume turėjusių automobilių. Šalia jo atrodo BMW 8PM su kažkokiais tokiais kažkiek matytais fragmentais. Ir truputėlį toliau paėjus matome Renault 5 Turbo 2. Labai gražus automobilis, mid-engine'as. Matosi iš to, kad nėra gale sėdynių. Matosi, kad gale tenais yra kažkokie reikalai. Nepamenu tiksliai motorų. Atrodo, kad turėjo 1.4 turbo. Aha, matau, su 160 arklių. Iki 100 toksai reikalas, toksai spuogas. 82 metais lėkė per kiek daugiau negu 7 sekundės. Nice. Tai va, iš esmės labai greitai perbėgau Auto Worldą, visko neparodžiau, nes tiesiog neįmanoma viską parodyti. Yra tokių automobilių, pavyzdžiui, štai šitas 75 metų kažkoks roveris, kuris man nepasakyčiau, kad kelia labai daug visokiausių emocijų, nors gal istoriškai ir buvo svarbus roverio vadovėlių puslapiuose. Bet bendrai čia visko yra, visko galit pamatyti. Ir sakau, tas 18 eurų bilietas nedaro jokio didelio damedžo jūsų piniginiai. Tai chebrytė, buvo labai smagu, kad pasižiūrėjote šitą vidosiką, būtinai pasubscribinkit, palaikinkit ir dar parašykit kokį nors komentarą. Ačiū ir iki kito pasimatymo.